Labas, Rokai. Labas. Faina tave matyti Lietuvoje. Kaip sakyt, laukiant švenčių. Šviežiai grįžus. Tai. Ir bandžiau prisiminti prieš tavo ateinant tavo visus pasiekimus, kelius ir klystkelius. Ir ne vieną kartą pastebėjau, kad tu tituluojamas kaip žinomiausias Lietuvos buriuotojas. Nu, gal ne. Taip, žinau, kokius 4 straipsnius radau, kur taip yra įvardinta. Tai, bet iš tikrųjų, taip visiškai objektyviai, tai yra dėl ko? Ne? Nes žmonių dalyvavusių lenktynėse aplink pasaulį yra mažiau negu įkopusių į Everestą. Bandžiau suskaičiuoti, bet laiko pritrūko, kiek dar iš jų yra dalyvavę olimpinėse žaidynėse. Tai tikriausiai bus dar mažiau tokių žmonių. Nu, čia atskira tema, nes mes irgi tarp tų sluoksnių mes irgi šnekam, nes yra didelis lengstis olimpiniam buriuotojui, ypač vienutininkui, pereiti į tą kreiserinių, vadinkim, jachtų ir po to į tą profesionalų lygį. Nes tai arba tu esi ten vairininkas labai geras, arba taktikas irgi dažnai skiriasi dalykai ir mes, esam savo to irgi, jau gaunasi ilgo, šiaip man atrodo neilga, bet kai pažiūri, kiek metų aš jau buriuoju ant tų didelių laivų, tai ilgas laiko tarpas, tai irgi su Brunelio Hebra ten irgi šnekam ir čia prasidėjo, kad aš gavau tokių replikų, kad blemba Rokai, tu džiauriai, tipo gerai čia įsilėjai, nes mes maždaug esam turėję ir bandę tų tokių olimpinių, žinai, tai labai jiems sunkiai sekdavosi pritapti, įsilieti tą komandą ir ta tema visą laiką vystėsi. Tai yra tikrai tas toks kažkoks tai barjeras, kad ne visiems tai pavyksta. Ir yra jų daug, bet galbūt ne tiek daug. Taip, ir iš tikrųjų tie vandenynų buriuotojai, kai pasižiūri, dažnai jie tokie iš keistų labai backgroundų ateina, net ne visada iš buriuotojiško backgroundų, arba tai būna kažkoks 3., 4. užsiėmimas lyga. Tu daug dėmesio labai susilaukiai, kai atsirinkai olimpinės žaidynės, kai paskui dalyvavai Volvo Ocean Race ir vėliau, bet mažai kas žino, išskyrus tikriausiai tą sportinio buriavimo bendruomenę, kuri Lietuvoje labai maža, kaip prasidėjo Roko Milevičiaus karjera. Ir aš labai džiaugiuosi, džiaugiuosi, bet kaip sakai, savo medalį galiu užsidėti tokį ženklelį. Aš tikriausiai buvau tavo pirmasis hateris, nes kažkada darant Optimisto, man atrodė, kad aš tave lenkdavau, o kažkuriuose varžybose plateliuose tu pirmam plaukime mane per kokius 5 laivus aplenkė ir aš daugiau niekada arti tavęs neplaukiau. Tai kaip prasidėjo tavo buriavimo karjera? Tai buriavimo karjera, taip jeigu atvirai, tai tikrai prasidėjo nuo tėčio, bet aš tiksliai nežinau, 6-7 metai kažkas apie 1. klasę turiu tokius prisiminimus, kad mažas vaikas eidavo į pradinę mokyklą ir būdavo pas mane prožektorius įmestas, nes mes eidavom iš Petrašiūnuose per mokyklą, per miškelį, ten aišku gaudavom į galvą, tie laikai tokie būdavo, žinai. Pasportuodavom ir tada eidavom namo ir eidavom namo visiškai tamsoj patys ir su prožektoriukais per miškelį šviesdavom miškelę. Tai žinai, dabar kai pagalvoju apie savo vaikus ir visą kitą, bet jeigu grįžtant dar porą metų atgal, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip visa mano šeima galų galiai įsitraukė į buriavimą, tai būtų tuo metu, kaip ir pas visus vaikus, tai ne per aibę sporto šakų, ieškai savęs arba ten, žinai, draugas, klasiokas kažką lanko ir taip toliau. Tai man atsitiko taip, bet dabar, kaip prisimenu, tai tikrai buvo prieš 1. klasę, kad mes buvo karate, baseinas pas mane buvo visą laiką, nes mano tiek tėtis, tiek senelis, amžinatelis labai ten neburiuodavo, bet plaukdavo, sportuodavo, tai ta prasme, slidinėjimas, baseinai, fizinis aktyvumas pas mus šeimoje visą laiką buvo. Ir buvo etapas, kad aš bandžiau karate lankyti ir tada mano tėtis buvo užsikabinęs ant teniso, lauko teniso. Natūraliai mano naujas sportas buvo tenisas, tai aš nežinau, kiek aš laiko tą tenisą laikiau, bet ten man toks nelabai jisai patikdavo, nes ten tą senelę mušinėt, žinai, ten realiai tėtis žaisdavo, aš tik tai mušinėdavau. Ir istorija yra tokia, kad mes jachtlube atsidarė tas kortas, ar jis ten kiek jau metų buvo, nežinau, bet Kauno jachtlubas tuo metu dabar jis ten visas žalias, apžėlęs, tuo metu ten buvo supiltas iš grūzo tas visas lieptas, ten žolės nedaug buvo, bet buvo tie teniso kortai. Ir ten tas mano žaidimas būdavo, kad tėtis su draugu eina žaisti tenisą, aš ten į tą senelę, žinai, kiek ten vaikų į tą senelę mušinėt. Tai man atsibosta ir aš ten žiūriu, o laiveliai kažkoje plaukė. Tai tuo metu ten vykdė treniruotės irgi amžinatelis Komskis, legendinis Kauno treneris, kuris buvo mano pirmasis treneris. Katerių jokių nebuvo, jis su tokiu geltonu kateriuku ir klodavo ir ten tie laiveliai optimistai plaukėjo.
Nu, aš ten žiūrėjau, ką čia man padaryti tos laivelius, žiūrėjau, ten grūzas akmenų pilna, aš pasiėmiau tos akmenis ir nuo Kauno Molo į tos laivelius mėti tos akmenis. Aišku, nu, aš neprisimenu, kad būčiau pataikęs, bet vis tiek vaikai išsigando, pasiskundė treneriui, nu, tai tas treneris su ta valtelė mane barė, žinai, o aš tada, žinai, atgal į tą savo senelę mušinėjau, ne va čia aš čia dariau visą šitą dalyką. Ir tada atėjo tas treneris, nu, susirado mane, ten nėra kur bėgti, žinai, ir jisai ne tai, kad mane bart, bet žiūri, kad, čia Marius, žinai, nu, Marius Milevičius, tai yra mano tėtis, ir mano tėtis buvo, nu, ir kažkada Komskio auklėtinis, nes mano tėtis savo laiku irgi buriavo ant Smerkių, Dvacatkių, tai irgi su legendiniu Valdu Balčiūnu, kuris Vaidas, ten irgi mūsų kartos ten gavosi, tai sako, ką tu čia į tą tenisą kankinį atvesk, pabandyk. Tai kitą dieną turbūt, ar ten kažkaip tai, kad aš atsimenu, kad atėjau į treniruotę, buriavimo. Pati mano ta pradžia buvo tokia, kad gavau laivą Vigris, kuris buvo tuo metu turbūt vienas iš sudėtingiausių laivų, nes jau tie visi vairai įsidėdavo su tais dviem, o ten buvo 2 skylutės, turėdavo įtaikyti ir ten tokią špilką įkišti. Tai man vien dėl to špilkos ten iš karto buvo didelė drama, kad aš čia gavau patį lėviausią laivą, bet vardas pavadinimas buvo Vigris. Ir neatsimenu savo to partnerio, kuris ten, nes sodindavo į dviesę maždaug, tu ten žiopliukas sėsk ir ten dairykis, o ten tave kitas mokinys plukdo. Tai tokia buvo ta pradžia. Tai aš ten vieną dieną praplaukiau, man ten kaip ir patiko, nieko neišsigandau. Ir nežinau, ar kitą dieną, ar kažkaip, kad aš ateinu į kitą treniruotę ir tas mano mokytas, vadinkim, serga. Nu, nėra jo treniruotėje. Tai man Komskis sako, nu tai ką, plauksi vieną, žinai. O man didžiausia drama iš viso to proceso, kaip tą vairą įkiš, nes aš ten, tiek bijojau. Tai ir sakau, žinai, gerai, bet sakau, padėkit man tą vairą, žinai, tai man pastatė tą vairą, žinai, mes ten išplaukėm ir jokios pas mane baimės nebuvo. Neatsimenu, kaip aš ten buriavau, tik atsimenu tą mintį, kad po tos treniruotės, kad viskas pavyko, kad man gavosi ir kad aš galiu čia plaukti vienas. Ir ta pati pradžia buvo tokia, kaip ir sakyti, nieko ten su to sportiniu bendro nebuvo, tiesiog buvo užimtumas, laikas, kur aš ten buriavau, leidau laiką su draugais, iki kol prasidėjo pirmosios ten tos šokios tokios varžybos, tai kada kažkada mes susipirkom, tai ten jau kai pradėjom važinėti, tada tėvai man ir Aleksandrui Ščepinui, ten irgi tuo metu Aleksandras, man atrodo, buvo irgi grįžęs kažkaip į Lietuvą ir kažkaip jisai pradėjo treniruoti, bet jisai lyg tai treniravo lazerius, bet buvo tų pačių metų jo sūnus, tada buvo Valdas Balčiūnas ir Vaidas sūnus, ten metais jaunesnis, tai mes buvom tokia trijulė, kuri realiai nuo pirmos dienos iš karto tapom draugai, konkurentai ir ten kartu virėm, augom ir tokia, tas tavo mūsų, tai tu ten buriavai, tada ten Vilniaus kažkas ten dar buvo, tai tokia ta grupelė ir tavo trijulė labai tas toks varžymasis, rezultato siekimas būti kiekvienam už kiekvieną geresniu, pervedė į tą sporto pusę, bet prisiminimus, tai mes ten buvom žiauriai toli nuo Gintarės Volungevičiūtės, Ryčio Alksnevičio, Gedimino Sirvido, kuris irgi, ta maža Lietuva, visi čia šalia, tai Gedas tas pats ten irgi, ten visą laiką žiūrėdom, visus protestuodavo, visus ten toks buvo labai, tai ta karta buvo labai aukštam lygiai, nes ten ir Gintarės, ten tuo metu Dukevičius ten irgi labai smarkiai judėjo, gaudavo finansavimus, pradėjo važinėti užsienį, plus rezultatai buvo labai geri, tiek Gintarės, tiek Ryčio, ten tikrai buvo tokia, auksinė, sakykime, karta. Bet jie buvo, nežinau, 5-6 metais. Tai optimisto, tai čia visai kitas lygis. Ir aš atsimenu, tai mes ten kažkaip buriavom, ten tose varžybose visą laiką, ten maždaug 5-6, nes ten yra ta Audrius Jankauskas, tavo trijulė, žinai. Iki kol vieną kartą, atsimenu, kad kažkur Lenkijoje važiavom pirmas varžybas, ar kažkur tai, kad Linas Ščepinas susilaužė ranką. Ir man davė jo laivą. Jo laivas ten buvo gerokai geresnis. Aš turėjau tą lenkišką tokį su raudonais bortais, o jisai turėjo Vangardas, neatsimenu pavadinimą, bijau sumeluoti, bet jau turėjo geresnį laivą. Ir aš tada, grįžom tą laivą, dar ten plovėm, šveitėm, ten visą nusipoliravom su tėčiu. Ir buvo pirmos varžybos, kur aš ant to laivo ir aš ten jau tada iš to savo 5-6 vietos pradėjau plaukti 1, 2, 3. Ir man toksai buvo, kad wow, žinai, ta prasme, realiai aš galiu ir ta prasme, tai, kas mane stabdė, tai buvo tik tai laivas. Reiškia, žinau ir nuo to momento pas mane prasidėjo, žinai, ta sportinė ir tas azartas, noras būti geriausiu, noras būti pirmu ir taip toliau.
Tai čia, žinai, ten, aišku, viskas vystėsi turbūt čia 3 metų laikotarpį, bet yra va tie tokie kertiniai kai kurie momentai, kur aš tada natūraliai išėjo ta vyresnė karta ten ant lazerių Europų tuo metu ar kažkur kitur. Ir liko ta mūsų va trijulė, ten Ščepinas, Balčiūnas ir aš, kurie ten iki pat standarto, dabar Ilkas 7, visą laiką konkuravom, tai vienas, tai kitas, ten mes ten dalindavomės Lietuvos čempionus, visas tas varžybas. Tai tokia buvo labai smagi terpė, kur mes visą laiką turėjau lygiaverčius, sakykime, konkurentus. Ir kartu jau tas pasidarė ta olimpiada kažkiek tai ten, ne tai, kad ten pasiekiama, bet jinai buvo arti, nes ten iki olimpiados, tai kad suprast, mums dar buvo labai toli. Ten, tuo metu dabar yra ten Ilka 4, tas vadinamas Lazer 4-7, tuo metu nieko panašaus nebuvo, tai aš ten atsimenu, nuo Optimisto nuėjau su 45 kg, kur realiai dar galėjau plaukti ir plaukti, bet ta prasme tiesiog nebuvo konkurentų, tai ten artimiausias turbūt mano konkurentas buvo mano sesė, kuri ten 2 metais dar jaunesnė. Ir, tai tiesiog, tai Linas išėjo, Vaidas ant tų radialų, tai ir aš išėjau. Ir ten tada visa ta istorija dėliojosi taip, kad ten gužys mūsų buvo Giedrius Olimpietis, tada buvo, savaime suprantama, Gintarė, bet ten buvo dar Europa tuo metu, tada buvo sekantis buvo Laurynas Rimšas, kuris irgi tenai buvo toks kaip ir Giedriaus pamaina ir mes ten buvom 3 tie tokie jaunuoliukai. Bet ten porą metų paskui Lauryną ir mes prisivijom Lauryną ir tada po truputį jau atsirado tas kritinis amžius, kur pas tave baigėsi mokykla, prasideda universitetas ir tu turi realiai rinktis, ar tu mokaisi, ar tu sportuoji. O kai pasibaigia univeras, bakalauras, tada jau tu tikrai turi apsispręsti, ar tu sportuoji, ar tu eini mokytis. Tai va, Vaidas su Linu atkrito ir likau aš su Laurynu. Ir toks turbūt kertinis momentas buvo, kai į Pekino olimpiadą aš neatsirinkau per vieną vietą. Tai nežinau, ar šitą faktą žino, bet man tai buvo tokia, kur viena didžiausių gyvenimo traumų, tai buvo atrankos varžybos Australijoje, į kurias ten irgi mes su Laurynu konkuravom, kurį išsiųsti ir nežinau, kokiu ten principu LBS ar tuometinis mano treneris Linas Grabnickas pasirinko, bet išsiuntė mane į Australiją ir tenai gavosi, kad aš visą laiką ten tarp tų galinių vietų, bet tas kelialapis kaip ir man buvo, bet paskutinę dieną jie nepadarė plaukimo per stiprias sąlygas, ten, kas buvo mano tikrai arkliukas. Ir tai man buvo tokia trauma, kad aš ten visą laiką atsirinkinėjau, prieš paskutinę dieną aš pralošiau tą vietą ir tada dar buvo viena diena. Į tą dieną plaukimai neįvyko ir aš gavosi, kad buvau grinai pirmas žmogus už brūkšnio. Ir, kaip sakyti, aš aišku, ten buvau gerokai per jaunas visai tą olimpiadai viskam, bet man tas toks įsirėžė toks tikslas, kad čia reikia daryti, reikia važiuoti į tą olimpiadą, kad tai toks tikslas, tai va ta visa ten tokie 4 buvo juodi metai Londone, atrankos iki Londono, kur aš ten galiausiai pasirinkau likti vienas be trenerio, kad, ta prasme, pats pasisekė, kad prisijungiau prie Lenkų rinktinės, toks gavausi truputį partizanas, vienas važinėdamas, laivas ant stogo, LBS man su Dargiu parūpino mašiną, tokia žalia Toyota Vensis laivas ant stogo ir aš po visą Europą vienas važinėjau. Ir realiai tas vienas mano pasiruošimas, kaip nebuvau vienas, jungiausi prie kitų, bet leidau iškovoti kelialapį į Londoną. Ir tada buvo Londono olimpiada, kur irgi ten rezultatai nežibėjo, nes ten tiek ir pats pasiruošimas buvo labai prastas ir finansavimo ten praktiškai nebuvo. Ten tokia, ta prasme, šiaip tai labai prisimenu tą visą laikotarpį juodom spalvom, tamsiom, nes tai tikrai buvo tokie sunkus metai. Ir kartu, fainai, nes tu daug mokeisi, daug keliavai, visą kitą, bet iš tokios perspektyvos, ką dabar žinau, tai ta prasme, ir po visų tų brunelių ir po visko, tai yra toksai labai, didelis nuogastavimas, kad nepadariau visko tiek, kiek galėjau, Bet tos pamokas aš tik supratau, būtent, kai prisijungiau prie Brunel, prie tos profesionalios komandos. Bet tu pasakai, kad tavo draugai, kurie kartu su tavim sportavo nuo ankstyvos vaikystės, jie, kaip čia vadint, atsipurtė, pasitraukė iš to sportininko kelio. Bet kas tave varė į priekį? Kas buvo tas motivatorius? Nes
Nu, tikrai reikia labai daug jėgų ir kažkokios, net nežinau ko, kad... Tai tikrai neslėpsiu, pradžioj, kol dar buvo visa ta įgula Hebra, konkurentai, komanda, tai tikrai varė tas noras būti geriausiam, noras aplenkti, noras stiprėti. Iš kitos pusės, tai turbūt didžiausias ačiū, arba, nežinau, čia ačiū, ne ačiū, čia dėkot ar nedėkot, bet tai yra šeimai ir tėvam, kurie sudarė tas sąlygas, kad aš galėčiau tai daryti. Tai ta prasme, vietoj to, kad aš ten eičiau pilnai į mokslus ir ten, žinai, man ten sukako 18 išspirtų iš namų, eik dirbk pats ant savo pragyvenimo, ta prasme, turėk darykis, tai ne, tėvai tikrai suportino visiškai tą dalyką, kiek finansiškai netempė tą sporto karjerą, tiek padėjo tėvai. Tai šitoj vietoj kartu ir ačiū, bet kai, žinai, jau kai visą tai praėjęs, kartais galvoju, kad velnes, gal geriau reikėjo, kad būtų spyrę, žinai, turėčiau dabar normalų darbą, žinai, visas visai kitaip atrodytų, negu čia važinėčiau po pasaulį ir garsinčiau Lietuvą, nes tuo metu, ten, ta prasme, šiaip iš finansinės pusės arba iš tos kažkokios tai investicijos į savo ateitį, tai ta visa sportinė karjera, tai ten yra visiškas minusas. Konkrečiai, ten, ta prasme, tu nieko neuždirbi ir kas blogiausia, kad tu eikvoji, išvaistai savo laiką. Ir nebent tu, žinai, laimėsi medalį arba kažką tokio. Bet neturint finansavimo, neturint trenerių ir visą kitą, tai čia, ta prasme, neįmanoma. Tai tas varė, tikrai, atsakant į klausimą, varė motivaciją laimėti, o vėliau buvo irgi toks etapas, kur to kaip ir galbūt konkurentų nebeliko. Ir tikrai buvo toksai, tipo kas, tai ta tokia atsakomybė prieš save, kad, aš čia dabar esu galbūt ne geriausias Europoje ar pasaulyje, bet, aš esu geriausias Lietuvoje ir, ta prasme, kaip ir yra mano pareiga dar pasistengti, dar pakentėti, iškovoti tą kelialapį, ne tik savo, bet, Lietuvai, Lietuvos buriavimui ir sportui, viskam tam, žinai. Tai tikrai buvo ir tokių tamsių dienų, kur, ta prasme, motivavo tą mintis, net ne mintis, o toks įsipareigojimas ir pareiga galbūt prieš Lietuvą, prieš tą visą man galų galę skirtą tą finansavimą ir tą visą įdirbį, kurį aš jau dariau tiek metų. Tai va dar ir tokia buvo motivacija. O nebuvo, kad sesuo truputėlį varė į priekį, nes jinai irgi aktyviai labai sportavo? Su sesė, tau kur minėjau, tai buvo tas įvykis Galvėj, kur aš savo pažadėjau, kad niekada daugiau Galvėj nebeburiuosiu, nes buvo vieną kartą tokios varžybos Galvėj, kur mane pirmą ir vienintelį kartą aplenkė sesė. Tai turbūt irgi buvo tas, kad reikėjo keisti klasę, bet taip, sesė mano Aušra tikrai buvo gera buriuotoja ir turbūt jeigu per rezultatų prizmę vertint, tai jinai buvo gerokai geresnė buriuotoja negu aš. Ta prasme, jinai buvo numeris 2 po Gintarės, bet kadangi Gintarė buvo taip aukštai, tai Aušra visą laiką buvo numeris 2. Vėliau atsirado Viktorija ir visos kitos mūsų buriuotojos, kurios jungiasi. Aušra buvo irgi atsirinkusi olimpinės žaidynės. Bet vėlgi, ten toj pačioj Aušra buvo Jerą laimėjus, ar antrą vietą laimėjus. Jinai tikrai turėjus labai aukštų pasiekimų, bet pas ją buvo, jinai visą laiką buvo smulki, per smulki truputį radialui ir vėlgi, tas sportas nebuvo dar tiek, sakau, mūsų tam lygiai nėra dar tas dabar, tai sporto sektoriui labai ir šiaip iš tų profesionalių komandų, tai tikrai matau daug taisytinų dalykų. Tiek kiek sportininkai, tiek kiek treneriai turi įdėti papildomų pastangų tam, kad pasiekti tą rezultatą, nes dažnai tas buriavimas atrodo, kad mums čia, žinai, fiziškai nieko nereikia ruoštis, čia labiau svarbiau galva, taktika, visi tie dalykai. Inventorius. Tai inventorius, jo, tai taip, tai svarbu, bet fizinis pasiruošimas yra ne ką mažiau svarbu. Ir vėlgi, reikia svorio, tai reikia dirbti ties to svorio, kad tu jo priaugtum, žinai, negali ten pasiteisinti, kad tai čia aš maža, žinai, maždaug ir negaliu plaukti kaip pučia vėjo. Bet, čia, žinai, ne kritika sesė ir kažkam, čia toksai tiesiog bendras. Tai taip, Aušra buvo labai gera, bet, ne, tos konkurencijos tokios tarp sesės ir manęs nebuvo. Supratau, nes, tu tikrai turėjai labai daug vidinės energijos. Aš nežinau, ar taip, neabejoju. Nes nežinau, ar tu tą jautėjai, manau, kad jautėjai, gal nelabai sąmoningai, bet, kaip čia dabar išsireikšti, tave buvo nurašę šitam kelyje į... Tai taip.
Tai aš ir sakau, man ir pačiam tai yra juodas laikotarpis ta visa olimpiada. Nu ir pats, man tas mano rezultatas olimpiado irgi yra juodas. Aš sakau, ten, žinai, nenoriu aš lyti į niuansus visus finansavimus, kaip aš ten atsirinkau ir kaip aš ten nieko negavau ir ten, žodžiu, ten yra juodas periodas mano gyvenime. Aš, žinai, ten nėra buvusių olimpiečių, kaip ten sakoma, nežinau, bet tikrai nesididžiuoju tuo laikotarpiu ir, žinai, man toks pliusas, kad aš pasiekiau tą tikslą užsibrėžtą. Tikrai tikėjausi, norėjau, kad tas rezultatas olimpiadai būtų geresnis, stipresnis ir visa kita. Bet kaip ir sakau, su tiek darbo, kiek aš realiai įdėjau ir tiek pastangų, tai būtų naivu tikėtis tų geresnių rezultatų. Tai, žinai, kad aš būčiau žinojęs tada tai, ką žinau dabar, arba kažkas būtų atėjęs pirštu pasakęs ir man parodęs, tai būtų viskas, tikiuosi, kad visai kitaip. Bet gyveni ir mokais ir tai buvo tikrai labai labai naudinga ir labai labai stipri pamoka mano gyvenime. Ką dabar darytum kitaip, arba ką tam Rokui patartum? Tai vienas iš pirmųjų tokių, kur irgi, kas atsitiko, kai aš ten į tą Brunelio komandą, šiaip tas visas Brunelis, ta profesionali lyga, tai buvo tikrai geriausia gyvenimo mokykla, kokią sugavęs iš buriavimos pusės, tai ten apskritai, ten kiekvienam iš mūsų pasvajoti ir ten sunku suvokti, kad iš tikrųjų tiek tu gali žinių įgauti ir taip toliau, bet žinai, kai pagalvoji, kad 3 metus ten 24/7 tu buriuoji su geriausiais pasaulio, tai ten, ta prasme, nori, tu viską, žinai, išmoksti. Ir dar, kad aš papuoliau į tokią, žinai, mažą komandą, kur ten, prasme, realiai visos sąlygos man buvo sudarytos, bet tokia pagrindinė ir stipriausia žinutė tai yra tas toksai, kiek tu iš tikrųjų gali ir turi dirbti. Ir va tai, ką aš dabar matau su mūsų jaunais sportininkais ir taip toliau, tai kad suprasti kontekstą, mes tam Brunelį, ten realiai varžybos truko ten 9 mėnesius, prieš tai mes ten bene metus laiko daugiau iš tikrųjų dar treniravomės ir ten tose stovyklose, dar po to visa veikla. Tai mūsų dienotvarkė diena iš dienos nuo part tų kelių savaičių, kada mes turėdavom off, tai yra nuo pirmadienio iki šeštadienio mes dirbam. Tai yra, tu atsikeli ryte, 6 ryto, ta prasme, varai į džimą, ryte džime ten 1-2, tada eini į pusryčius ir apie 9-10 tu išplauki. Išplauki ten 4-8 valandas plauki, grįžti, tada dar padirbi ant laivo, eini vakarienę, jeigu nori, dar eini kažką tai pasportuoti, žinai. Ir taip diena iš dienos buvo, žinai, tas sportas. Ir ten šeštadieniais, jeigu neplauki, ta prasme, kažkokios teorijos, viskas vystėsi aplink tą tavo burbulą, ten tu eini miegotų, visą laiką tu galvoji tik apie buriavimą, galvoji apie viską. Ir man toksai, žinai, ten labai anksti man atėjo suvokimas, kad jeigu aš būčiau įdėjęs tiek pastangų ir tiek laiko, skyręs buriavimui, fiziniam pasiruošimui, galų galia ten situacijų analizavimui, video peržiūrimui, konkurentų stebėjimui, bent pusę tiek, kiek aš įdėjau tam Brunelį, tai ta situacija visai būtų kitokia. Nes tuo metu, tokia vyravo, žinai, kad, tai va čia, 4 valandas per dieną ten išplaukti maksimum, žinai, ten tada kažkiek ten nueiti į salę kažkokią ten padaryti, bet tokios kažkokios tai sistemos visiškai nebuvo. Ir man, kai aš ten pradėjau dirbti ir tuo metu, kad atrodė ten, žinai, oi, tu varai jau 100%, tai ant to į Brunelio, to viso ekosistemoje, toj komandai mes ten varėm kokiais 200-300%, kur ten jau atrodo ten kokios 8 valandos. Tai tiesiog 12 valandų per parą tu varai, atsigauni, varai ir taip kiekvieną dieną iš eilės. Ir buvo motivacija, buvo noras augti, tobulėti, sportuoti, būti dar stipresniam, ten irgi tokia labai ekosistema faina buvo. Tai man buvo tas toksai pagrindinis, kad aš tikrai neįdėjau tiek pastangų, kiek galbūt galėjau įdėti. Ir kad nebuvo kažkokio tai ar trenerio, lyderio, kuris man, žinai, pasakytų, kad Rokai, reikia daugiau, kiti tai daro daugiau, žinai, nes, viskas atrodė normai, atrodė, kad, čia tiek taip pat visi daro, čia taip turi būti, žinai, neišrasi iki dviračio, čia per daug, nes yra ten visokie persitreneriamai, dar visi kiti dalykai. Tai va dėl to labiausiai gaila, kad tikrai yra daug iššvaistyto neefektyviai laiko. Tikriausiai tuo metu nelabai turėjai iš ko mokytis. Nes... Tai pasiteisinimų visada rasi, bet taip, nebuvo nei trenerio, nei lyderio, nei, žinai, sakau, nei kažko mokytis, bet dabar kitaip viskas atrodo, žinai. Jeigu gerai atsimenu, Londoną atsirinkai paskutinėse varžybose, kuriuose buvo. Jo, ten buvo Vokietijoje, Boltenhagen. Tai ten 2 atrankos tuo metu buvo. Tai pirma buvo atranka, neatsirinkau, net neatsimenu, žinau, kur buvo. Ir ta buvo antra Vokietijoje. Tai su manim iš tikrųjų tuo metu dar atsirinko, man atrodo, Karolis ir Martis. Bet jie buvo, po man tiesiog pagal tas šalis, kurios praėjo. Tai buvo ir jie. Tai Karolis Janulionis ir Martis Pajarskas. Bet kadangi, aš ten buvau, dar tuo metu jie buvo truputį žemiau už mane, nebuvo to lygio, tai ten natūraliai aš iškovau tą kelialapį.
Bet jo, ir tada buvo Londonas, tai ten liūdniausia man buvo, kad negavau finansavimo po tos atrankos. Aš ten dar turėjau gerą pusmetį ruoštis ir ten turėjau visą planą, bet gavosi, kad nebeliko pinigų. Tai ten gavosi šiaip praleidau laiką ir nuvažiavau į olimpiadą visiškai nepasiruošęs nei fiziškai, nei ką. Ir ten tada viskas sukrito ir pradėjo nugara birėti, o ten pūtė vėjo, toks... aišku, čia dabar atrodo irgi pačiam, kad čia pasiteisinimai, bet nes ieškai kaltų, žinai. Bet iš tikrųjų toks, ne taip reikėtų daryti. Kokia buvo mintis, kai paskutinį finišą kirtai Londono olimpinėse žaidynėse? Žinau, nelabai atsimenu. Atsimenu tikrai pirmą plaukimą, bet pati Londono iš tikrųjų labai įdomi dinamika, nes pačioje olimpiadoje yra visai kitoks principas, negu tu esi šiaip pratęs buriuoti. Nes tu plauki ten su kiek, 50 dalyvių. Ta prasme, šiaip laivynas lazerių visą laiką yra didelis. Tai yra viena grupė, būna nuo 50 iki ten turbūt 75, dabar nežinau, gal mažesnės. Tai vien tam šiaip, kai būna flytiniai plaukimai, ten 200 dalyvių padalinamos į 3 ar 4 grupės. Tai vien tenai būna daugiau laivų. O čia gavosi koncentracija visų labai gerų buriuotojų. Ir tik 50 ir visi kartu geri. Tai iš vienos pusės gali sakyti, oi, tai ten tarkim nėra, 10 britų ar ten 10 australų, kurie natūraliai, tave numuštų atgal arba tas rezultatas būtų geresnis. Bet iš kitos pusės yra, po vieną nuo šalies ir, tikrai stiprų. Mano atveju tai buvo beveik dauguma iš jų buvo stipresni negu aš. Tai natūraliai visos klaidos, viskas kainavo ekstra ir tas pats buriavimas buvo labai sudėtingas. Buvo daug tokių kurioziškų situacijų, kur ten prie ženklų hebra vartėsi, iš tos įtampos, iš to streso. Tai atsimenu, kad buvo ir tokių nelaimingų atsitikimų, kur ten kažkas man į šotus aplenkė, mes ten 3 laivai ant ženklo apsivertėm, tokių mėgėjiškų netgi situacijų, ko tu šiaip jau nebedarai tam lygiai. Bet iš tokių, kad kažką labai atsiminčiau iš plaukimų, tai nelabai atsimenu. Bet sąlygos buvo labai sudėtingos, nes bangos, didelė srovė, ten irgi Veimuso įlankoje ta srovė, ten nuo distancijos priklausomai jinai keisdavosi 2-3 kartus per dieną. Tai realiai kiekvienas plaukimas būdavo vis kitas ir ten turėjom patys, analizuodavom tos visus srovių žemėlapius, ten pagal minutės bandydavai atspėti, bet irgi neturi ten treneriai irgi ribotai, jie negali tau pasakyti, kur kokia srovė ir taip toliau. Tai buvo sudėtinga. Tai sudalyvai olimpiadai, kaip sakyti, trūko pasiruošimo, sunku buvo, daug įtampos. Tuo metu ne tai, kad atrodė trūko, visko trūko, dabar, irgi lengva vertinti, bet dabar daryčiau kitaip. Supratau, ir šiaip, aš dabar galvoju, tų laimėtojų bent jau į galvą netina, kas būtų pirmose olimpinėse žaidynėse, taip iš karto ir iššovęs. Man yra labai geras pavyzdys, yra tas žmogus, kuris mane išmetė į Pekino olimpiadai. Tai yra Juan toksai, jisai iš Gvatemalos. Ir jisai, kai atsirinko į tą olimpiadą, aš labai stebėjau, nes tai buvo, kaip tu sakei, tai jisai buvo mano tas, toksai kaip ir, aišku, mes ten su juo ir po to susibendravom ir visą kitą. Ir jisai ten iš Gvatemalos, tai aišku, jis ten po to prisijungė prie visų Pietų Amerikos, tai ten prie Roberto, prie visų kitų ten stiprių argentiniečių, tai ten labai jo rezultatai šoko, bet jisai, aš neatsimenu kaip, bet jo ten pirmoji olimpiadai toj, kuris nuvažiavusi, jau parodė labai gerą olimpiadą. Tada Londone, man atrodo, jisai buvo top 10, Ir, iš tikrųjų, po olimpiados mes ten kitais metais jau su juo susitikom ir jau jisai buvo visą galvą aukščiau nuo manęs ir man toksai visą laiką buvo, velnes, jisai nuvažiavo, ten su Hebra pasitreniravo, pabuvo ir rado tą slengstį, ką tu perlipus jau pradedi plaukti visai kitam lygiai. Tai aš taip ir kaip ir, nepradėjau niekada taip plaukti ant lazerio, kad jau ten tikrai drąsiai galėčiau komfortabiliai, stabiliai plaukti auksę visą laiką. Bet iš tikrųjų po Londono olimpinių žaidynių aš turbūt gal dar kažkur suplaukiau ant lazerio ir viskas. Ir tik tai dabar pradeda toksai noras sugrįžti, kad gal kažkur čia Lietuvoje reikėtų kada sustartuoti. Aš žiūrėjau, tu prasidėjose varžybose dalyvauji. Dar buvo, bent jau, ką pavyko rasti. Tai gali būti, bet... Bent jau, pagal reitingą matosi. Tai va, nes arba ten tiesiog perskaičiavo reitingą. Gal, aš sakau, nežinau, nes man atrodo, aš ten po Londono, taip aš visiems sakau, padžiavau sportbačius, kalipsus
Ir ačiū, viso gero. Bet nebuvo dilemas, man tas įdomu, kaip sakyt, Ne. ar tęst karjerą, netęst, ar... Ne. Nu, aš, žinai, net nepavadinčiau to karjerą. Nes, nu, tai, žinai, toks buvo tikrai juodas periodas, iš kurio tu nei pragyveni, netgi atvirkščiai, žinai, aukoji savo laiką, energiją, sveikatą ir dar turbūt finansus, vardan ko. O toks, žinai, dėl ko aš čia, žinai, nes rezultato nėra, nu, va, kaip ir tu galbūt sakai, žinai, buvo hebra nurašę, žinai, tai jautėsi tą, bet, žinai, nu, niekada tu nedarai ten dėl kažko, tai, žinai, nu, darai visą laiką dėl savęs arba dėl ten Lietuvos garsinimo, nes patinka, žinai, konkurencija. O kas ten ką apie tave galvojant, tai čia visą laiką bus, žinai, heiterių arba kažkokių tokių. Tai ir dabar aš turiu pilną, žinai, ta prasme, kam čia nepatinka, bet toks yra geras posakis, žinai, aukšti medžiai ir daug labiau sibuoja, žinai, nuo vėjo. Tai tas visą laiką bus, kuo tu labiau matomas, kuo tu labiau pastebimas, tuo žmonės apie tave daugiau šneka, žinai, bet turi turėti savo kelią juo ir eiti. Po Londono. Kas vyko tavo... Oi, po Londono, vat, nežinau, tai buvo laikotarpis, aš dabar tokios tikslios sekos neatsimenu, bet po Londono Simas Steponavičius, Alvydas Naujiekas turėjom labai didelių intencijų padaryti Lietuvoje pirmą Ocean Race'ą. Tai buvo Dancer, mūsų elektriniai autobusai, norėjo tapti kaip rėmėjų ir statyti Lietuvos kompaniją būtent su pirmaisiais Volvo 65 laivais. Tai mes irgi Kaune Vilniuje turėjom keletą mytų, nu ten jau viskas dėliojosi, nu bet iš esmės nesigavo finansiškai ir visaip kaip ir tas projektas žlugo, bet kas gimė iš to projekto, kad mes atgaivinom Tūkstantmečio Odisėją, Ambersailą 2, tai dar vėlgi tame visame tarpe tarp olimpiadų mano irgi buvau vienas iš jauniausių buriuotojų Tūkstantmečio Odisėjoj, kur paragavau ir supratau iš tikrųjų, kad tas offshore'inis buriavimas galbūt yra visai man, žinai, ir man ten viskas buvo labai temoje, komfortabilu ir iš tikrųjų iki tol, nu ten, jeigu tu prisiminsi, tai visi ten Ocean Race'ai tuo metu kompaktai būdavo, gal net kasetė, ten ta prasme nebuvo YouTube'ų ir visų tų vaizdų, žinai. Tai ten ėjo tarp buriuotojų, ten tie kompaktai, žinai, tai irgi buvo pas mane nusėdę keletą ir aš ten tada pasižiūrėjau, bet nu nebuvo tiek, kiek dabar tos informacijos, kad ten, žinai, tuo telefone gyventum, žinai. Bet vat, aš atsimenu, kad iki Odisėjos aš ten kažką buvau matęs, žinai, girdėjęs, bet ten, nu, kaip ir Amerikos taurė, atrodė labai labai toli, informacijos daug nėra, žinai, kažkas kažkur vyksta, žinai, buriuotojai, elitas buriuoja. Bet po Tūkstantmečio Odisėjos aš taip žiūrėjau, pradėjau labiau domėtis į tuos visus ten kompaktus, žiūrinėt, kas ten ką ir man taip jau pasidarė, žinai, gal šiaip subrendau, ta tema pasidarė labai, žinai, aktuali. Ir mes su Simu tuo metu atgaivinom galbūt tą Ambersailą pirmąjį, tokiai, nu, ten irgi buvo Sydney Hobartas, parvarimas, nu, dar vienas gavosi ratas Ambersailą aplink pasaulį, ten tarptų visų jų komercinių plaukimų, kur mes taip pavadinom, ne va, tai treniruotės, nu, įgulai į būtent, jeigu savo komandą Ocean Race'ą turėt. Aišku, ten niekas iš to neišėjo, bet man kas gavosi, kad aš prisirinkau daug patirties, jau irgi tokio jau kaip ir įgulos narys, mes ten irgi turėjom Konradą Kolmaną tam tikrame etape, kuris irgi mus pamokė truputį, žinai, ir pats, nu, tipo, tapo visos tos dalim. Tai buvo tas laikotarpis, tai bet jau čia po olimpiados vyko. Ir baigėsi viskas taip, kad grįžus į Klaipėdą, ten irgi kažkokioj tai lygioj, ten tiesiog gražus vakaras, mes išplaukėm, nežinau, su Klaipėdos uosto viršininkais kažkokiais paplaukot jos vakare, 12 mazgų, nu, ta prasme, nieko visiškai, ir mums Klaipėdoje buvom stiebas ir nėra, žinai. Ir aišku, ten tokia drama, ten aš, Simas ir Gytis trysia, ir ten visi kiti su kostiumais, su švarkai, žinai, tai ten inkarą greitai metėm, nes ten krantas buvo prie pat, žinai, susitvarkėm tą laivą ten per porą vanių, susirinkom stiebą, nusėmėm burės, nu žodžiu, visa procedūra tokia, ko niekam nelinkėčiau, ir grįžom į Klaipėdą ir maždaug, ką darom, kadangi tie laivai buvo statyti pagal tas vadinamas dėžės taisyklės, tai ten antrą stiebą gauti, ten, nu, misija neįmanoma, arba kainuoja tiek pat, kiek kainuoja pats laivas vertas. Tai buvo labai aišku, kad viskas lenksis. Vis tiek ten buvo draudiminis įvykis, nu, ten mikroskilimai, nes laivas buvo Zelandijoje praėjęs visas patikras, tai ten tikrai viskas, nu, neturėjo taip atsitikti. Tai,
Bet atsitiko. Ir sustojo visa ta mano wannabe profesionalaus buriuotojo karjera, sakykime. Ir tada buvo tas laikotarpis, kur aš čia irgi Vilniuje savo pirmąjį sporto klubą atidarinėjau, nes atsirado daug laisvo laiko. Tada lygiai grečiai pradėjau truputį dirbti Kauno buriavimo mokyklai Bangpūty, treniruoti jaunimą, vaikus, nes irgi jaučiausi, kad tikrai turiu žinių, noro ir, ta prasme, sportas dar po šiai dienai man aktualus. Tai ten irgi turėjau vieną žiemą. Ir tada atsirado Brunelio ta visa atranka, tai ten irgi toks buvo. Tiesiog atsirado kvietimas, kad Team Brunel su Bavo Bekingu prieš akį ieško iki 30 metų. Nežinau, tu pats nematei tą skelbimą, bet ten buvo būtent pasirodęs tas skelbimas, 13 metais, man atrodo, kur iš pradžių aš jį pamatęs, tai pirma mano mintis buvo, kad geras, atsidariau, pažiūrėjau, uždariau. Nes, pirma mintis, kam čia, žinai, kam čia Olandam, ta prasme, buriuotojų viena iš nacijų, žinai, reikia dabar lietuvio. Ir dar plus iki 30 metų. Man skambina nežinomas numeris, tai buvo Bavo Bekingas ir maždaug Rokai, labas, žiūrėk, nesikeik.